daugiau laiko verstis pagrindinėmis žaidėjomis. Mažionytė vaikšto kamuolys ties perimetru, 2 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Tiek prie vieno, tiek prie kito krepšio Gintarė Mažionytė plėšia kamuolį iš Justinos Miknaitės rankų, atkovoja kamuolį. Antrajame ketvirtyje Pauluskaitės neatsargus perdavimas, Dalia Donskichytė vagia kamuolį, bėga viena ir pelno 2 taškus. Per pirmasias 17 minučių dabar yra priversta sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolo. Ir Vilniaus kibirkščiai niekaip nepavyksta pilnai sugrįžti į šias rungtynes. Kaunaičių gretose tiesiog dominavo Gintarė Mažionytė, surinkusi 18 taškų, pataikiusi 5 tritaškius metimus. Tačiau po to šiek tiek sustojo. 40 sekundžių iki ketvirčio pabaigos įmestas kamuolys Pauluskaitė. Ši puikiai pasidalina Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse tarp Kaunaičių ir Vilniaus kibirkšties, kuris prasidėjo šios dienos rungtynėse. Tačiau Gintarė Pauluskaitė pirma yra priversta palikti aikštelę. Šulskė veržiasi viena iki galo ir pelno 2 taškus. Lyderių šiame ketvirtyje tapusią žaidėjų. Gintarė Mažionytė ten taip pat iš po krepšio pakartoti metimo. Čia chaosas aikštelėje.